Aš niekada nebegrįšiu į samdomą darbą. Sveiki, aš esu Marija Velžė ir tai yra SideQuest Stories. Ir šiandien su mumis yra Miglė Gidovičiūtė Kapur. Miglė turi pakankamai ilgą patirtį tos tokios veiklos, kai tu dirbi pats savo. Jau ne vienerius metus tikrai, Miglė, tu tą darai ir darai sėkmingai. O paskutiniu metu didžiąją dalį, bent jau kiek aš suprantu, savo jėgų skiri tam, kad kuo daugiau žmonių pagaliau išdrįstų daryti kažką tą savo, kažką apie ką svajoja, arba suprasti, kas tai galėtų būti. Ir aš manau, kad tai yra be galo svarbu, nes bent jau man atrodo, kad Lietuvoje tai vis dar tokia teritorija, kur žmonėm baugu pradėti. Aš kai savo, pavyzdžiui, vaikystę prisimenu, tai ta tokia darbas savo ar netgi buvimas verslininku kažkokiu, kai tu turi savo įmonę, būdavo traktuojama kaip, na, čia yra labai sudėtinga, daug bemiegių naktų, tau reikia rūpintis, neretų atveju pasibaigdavo bankrotų, milžiniškom skolom visiems dar ilgus metus, arba tokiu verslu, kaip kažką perki ir parduoti, pavyzdžiui, savo stendas Gariūnuose, ir atrodė, kad va, tas darbas samdomas yra ta tavo patikima, stabili vieta, kur tau reikėtų eiti, ir dažnai sakydavo, na, tas verslas yra ne man. Bet dabar man atrodo, kad vis daugiau žmonių išmoksta, kad iš tikrųjų savo tikrosius talentus, kažką, kas tau yra įdomu, įmanoma užauginti iki kažkokio verslo savarankiško, ką galėtum daryti. Ir labai įkvepia tokios istorijos kaip tavo, kurios parodo, kad tai yra įmanoma. Gal galėtum papasakoti, kaip tau pačiai atrodė prieš pradėjus kažką tokio, kaip paskui keitėsi tavo požiūris ir ką tu manai dabar? Ačiū labai, Marija, visų pirma, už pakvietimą ir leidimą dalintis ir kad dar daugiau žmonių išgirstų ir sužinotų, kad taip tai yra įmanoma, kad tai nėra taip sudėtinga, kaip kartais galėtų atrodyti ir kad netgi tai gali būti visai smagus procesas eiti link tos savo savarankiškos veiklos. Tai iš tikrųjų dar patikslinsiu, kad aš supratau, kad tai nėra kažkiek laiko, tai aš supratau, kad tai yra 10 metų, kaip aš nebedirbu samdomo darbo. Aš dar ilgą laiką galvojau, kad aš kažkaip labai gerai suprantu žmonės, kurie dirba samdomą darbą, bet kuo toliau aš suprantu, 10 metų čia yra daug. Aš tikrai jau nebegalvoju taip, kaip galvoja netgi samdomi darbuotojai. Tai pati turbūt nepastebėjau, kaip greitai praėjo šitas 10-metis nuo tada, kai aš nusprendžiau, kad aš einu savarankiškos veiklos link. Ir čia vat turbūt ir atsiremia į tą, tai, ko tu klausė, ne, kad viskas prasideda nuo to sprendimo. Tai reiškia, kad tu turi nuspręsti, ne? Tai nėra, kad tu taip, kažkaip savaime įvyks, ar kažkaip čia aš pradėsiu savo dirbti, ne? Tai vis dėlto, kai tie žmonės, kurie veikia savarankiškai, jie nusprendė tą padaryti, tai jeigu irgi kažkas galvoja, reiškia, kad reikia tą priimti sprendimą, eiti link tos savarankiškos veiklos link. Tai nebejotinai, pradžia jinai yra baisi, bet jinai nedrasi, bet jinai turbūt nėra dėl to, kad tai yra ar verslo, ar kažkokia, man atrodo, mes šiaip žmonės bijom pokyčio. Labai netolimą praeitį paėmus, kaip visi bijojom išeiti per pandemiją į namus dirbti, nuotoliu. Taip šiandien mums tas pokytis labai labai daugam sunkus yra grįžti atgal į ofisus, ne? Nes vėl yra pokytis. Tai man atrodo, kai mes suprantam, kad iš tikrųjų yra, tai nėra to turbūt paties verslo baimė, tai yra labiau, kad keisis dalykai, kad bus kažkas kitaip, kad reikės daryti kitaip dalykus ir mes, ir kai mes nežinom, kitas dalykas, ne, to pokyčio ir tos nežinomybės baimė, tai čia yra pati pradžia, man atrodo, su kuo dauguma susiduria, kai jie bent kažkiek pradeda svarstyti ir galvoti apie savarankišką veiklą. Vis laiką aš sakau, yra svarbu žinoti, o kodėl tu tą darai. Aš kai pradėjau, aš žinojau, kad, kodėl man tai yra svarbu, kodėl aš to noriu. Ir tai yra į ką atsiremia, nes sudėtingų laikotarpių bus. O jeigu tu neturi to žinojimo, kodėl tu tą darai, tai tu labai greit paslysti ir pargrįši atgal į tai, kas tau yra pažįstama, tai, kas tau yra žinoma, tai, kas tau atrodo saugu, kas, aš dabar jau nebegalvoju, kad samdomas darbas yra kažkaip saugus, ypač girdint apie tai, kiek žmonių yra atleidžiama nuolat ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Ir tikrai tai nebėra tiek saugu, kiek mes galvotumėm, kad
tas mūsų yra įsivaizdavimas. Tai pradžia jinai yra tokia, bet jinai reikia suvokti, kad tai yra dėl pokyčio ir dėl nežinomybės nekomfortabili. O, žinai, šiandien žiūrint dienai, kai praėjus 10 metų, tai aš niekada nebegrįšiu į samdomą darbą. Tai, žinai, tai pasako viską, kad aš tikrai mėgaujuosi šituo, aš džiaugiuosi tuo, ar nebuvo pakeliui minčių, kad viską mesti grįžti ir ką aš iš viso darau. Aišku, kad buvo, bet dabar, kai žiūriu atgal tai, ir į priekį, tai aš žinau, kad jeigu šitą turėsiu galimybę taip veikti ir taip dirbti, tai ir bus taip, kaip aš veiksiu savo likusį gyvenimą. Kaip tai manai, pats svarbiausias dalykas, kurį tau suteikė darbas savo? Žinai, man yra pats svarbiausias dalykas, kad aš galiu save išreikšti 100%, 120%. Kai daugam yra galbūt ir iš ko ateina, ne, daugam baimė, kad aš kai pradėsiu veikti savo, tai aš nežinau dalykų ir kad aš galbūt nežinosiu kaip ir ką padaryti ir iš to nebūna, kad tos baimės. Tai man visiškai atvirkščiai, man savarankiška veikla, man solo verslas davė visišką laisvę įgyvendinti savo visiškai visokiausias, kreiziškiausias, pačias nuostabiausias idėjas. Nes aš žinojau, kad nieks man nieko negali pasakyti, vienas dalykas, ir kitas dalykas, aš esu vienintelė, kuri nusprendžiu. Tai jeigu aš sugalvojau, kad, nežinau, aš dabar visiems naujiem klientam siūsiu po šampano butelį, tai ir siūsiu aš tiem naujiem klientam po šampano butelį. Jeigu aš sugalvojau, kad į šitą e-mailą, kuris klientas prašo manęs nuolaidos ar kažko tais, aš atsakysiu taip, tai aš taip ir atsakysiu. Jeigu aš sugalvojau, kad aš darysiu per kalėdinį vakarą nuotoliu klientams fortepijonų pasirodymą, tai aš tą ir darysiu, nes čia yra apie mane. Čia yra tai, kur aš galiu visą ką daryti, ką aš tik tai noriu. Tai man iš tikrųjų buvo, kad man leido solo verslas, savarankiška veikla, visiškai save visose srityse išpildyti, prisipildyti ir pilnai visiškai realizuoti. Ir tai nuolat auga. Nes kuo daugiau darai, tai tuo daugiau atsiranda, kad dar kūrybiškumą ir tu dar gali daryti. Tai čia yra dėl ko aš mėgaujuosi šitaip, nes čia yra apie mane, čia yra kas sakau. Aš sakau, kad tie žmonės, kurie save vadina generalistais, kai sako, kad aš kaip ir tinku viskam, bet ir netinku niekam, nes galiu viską, tai jiems reikia kurti verslą, nes jūs galėsite viską daryti. Tai aš buvau tas žmogus, kuris man buvo ir to, duokit man samdomose darbuose, ir to, ir kažkaip nieko negana vis būdavo, tai versle aš pilnai save išpildau. Tai visiška kūrybinė laisvė tau. Kas yra be galo smagu, visi žmonės yra skirtingi, yra kažkam, kas iš tikrųjų mėgsta tą savo konkrečią sritį, bet yra tikrai tokių gyvenime nemažai teko sutikti žmonių, kurie atrodo, kad jie turi tų idėjų, tų norų, bet tiesiog visą laiką yra kažkokios lubos. Yra kažkas, kur reikia gauti patvirtinimą, kartais tau galbūt reikia palaikymo iš komandos, kad tu nebūtum vienintelis žmogus, kuris nori tą daryti, nes kartais to neužtenka. Tai yra visiškai puiku, kai tu turi idėjų, turi laisvę jom rūpintis ir vystyti, ir tuo pačiu nebėtos atsakomybės, kuri be abejo ateina su savo verslu. Ir tu pakankamai nemažai to savo darbo jau ir rimau dirbi, kas man, pavyzdžiui, irgi yra pakankamai įdomu, nes aš atsimenu prieš kokius 7 metus aš esu dalyvavus meetup'e, kur buvo kalbama apie nuotolinį darbą. Tai buvo pakankamai seniai, prieš pandemiją, prieš mūsų visų darbą iš namų, nori to ar nenori. Ir aš atsimenu, žmonės dalinosi, pasakoja, kaip jiems sekasi taip dirbti, nes vis tiek kartais tai būdavo žmonės, kurie galbūt vieni dirbo Lietuvoje ir dirbo su kažkokiam kitom užsienio kompanijom, arba būdavo tokie, kas kažką iš komandos turi kitur, kalbėjo apie iššūkius, apie visokiausius laiko zonas, apie bendravimą ir taip toliau. Ir aš atsimenu tokį labai trumpą summary, kur žinutė, kad, jeigu galit nuotoliu nedirbti, tai nedirbkit, nes nieko gero. Ir ta tokia didelė kompanija žmonių, dirbančių, pavyzdžiui, IT srityje, su tokia mintim ir paleido. Ir aš manau, kad ta žinutė kažkur giliai, net jeigu jie negalvoja apie tai, tikrai buvo. Ir tu galvoji, jo, iš tiesų, gal čia yra sudėtinga. Ir tada aš atsimenu tokį darbą jau po pandemijos, aš praleidau visą tą pagrindinę, visą tą pradžią, nes tuo metu buvau motinystės atostogose. Ir man
nieks nepasikeitė, aš ir taip buvau namie, bet po to aš grįžau ir aš jau turėjau galimybę dirbti kaip noriu, arba dirbti iš ofiso, arba dirbti iš namų. Ir aš iš tikrųjų puikiai pasinaudojau galimybę darbo iš namų. Ir ofise buvau galvos kelis kartus, nes tuo metu mano komanda vis tiek buvo ne Lietuvoje, aš turėjau žmonės kažkur kitur ir mes puikiai dirbam ir tikrai turėjom ryšį ir bendravom ir aš jais pasitikėjau, nepaisant to, kad aš jų nematau kasdien. Ir paskui aš prisiminiau, kad, na, iš tiesų, juk ir prieš tai aš esu dirbusi su žmonėm, kurie buvo San Franciske, tai didelis laiko skirtumas, bet tu susitarini, kada kam yra patogu, randi tą kompromisą. Ne vienerius metus mano vadovas buvo ne Lietuvoj, jis kartais atvažiuodavo, bet tas nuolatinis bendravimas tikrai būdavo per skambutį arba susirašinėjimą ir aš nejaučiau, kad jis yra kažkur toli. Ir viską, ko man reikėdavo iš jo arba jam iš manęs, mes tikrai puikiausiai galėdavom susiderinti ir tas ryšys ir pasitikėjimas vėlgi buvo. Ir aš asmeniškai galvoju, kad viskas čia yra gerai, viskas čia yra tvarkoj, bet va, žmonės tikrai ir dabar daug kalba apie tai, kaip tai yra nepatogu, kaip tai nepasitikė, kaip norėtų, kad grįžtų į ofisą. Tai va, tavo patirtis čia. Ką tu manai? Aš, žinok, buvau ir esu tas žmogus, kuris sakau, kad nuotoliu, remotu galima pasiekti wow dalykus. Aš buvau visada entuziastė, aš buvau visada šalininkė to būtent darbo veiklos nuotoliu. Aš labai gerai atsimenu, kai aš prieš tuos pačius 10 metų tada, nes visiškai visa mano solo karjera, solo verslas, savarankiška veikla yra pastatyta visiškai tik tai veiklos nuotoliu. Tai reiškia, mano ta pati pradžia, kai aš pradėjau freelanceriauti, tai tuo metu aš gyvenau Indijoje, aš dirbau su klientais iš Lenkijos, iš Londono, tai jau tada buvo man visiškai normalu tai, kad mes galim veikti nuotoliu. Tada, kai aš pradėjau jau savo solo verslą, kai aš pradėjau teikti virtualaus asistavimo paslaugas, tai iš viso virtualus asistavimas ir buvo, kad apie tai, kad visiškai pati paslauga ir yra teikiama nuotoliu. Tai man tas nuotolinis darbas, nuotolinė veikla yra tokia artima ir aš buvau tas žmogus, kaip aš sakau, kuris daužydavau galvą ir sakydavau tuo metu prieš tą pandemiją, kad galima žmonėmis pasitikėti veikiant nuotoliu, kad galima sukurti neįtikėtinai stiprų ryšį su žmonėmis, net veikiant nuotoliu, netgi daug stipresnį. Todėl, kad mes tada labai sąmoningai dedam į tai resursą, kad jį sukurtumėm, negu mes imam defaultų, kad susitiksim prie kavos ir mes ten pasikalbėsim. Taigi mes prasilenkiam kiekvieną dieną ofise, bet mes gal nieko net nepasakom tam žmogui. Bet kai mes susitinkam Zoom'o, nežinau, Hangouts'ų skambutį, Teams'ų skambutį, mes sakom tam žmogui, mes duodam jam visą savo fokusą, visą savo dėmesį, visą savo energiją ir mes galim pasiekti žymiai geresnių rezultatų, negu kad turint to žmonės aplinkui ir net nežinant, ką jie darė vakar, kaip atrodė jų savaitgalis ir apskritai, kuo jie gyvena. Tai nuo tokių dalykų ir aš tuo taip tikėjau, aš labai gerai atsimenu, kai aš lankiau baleto pamokas prieš tuos 10 metų ir aš dar tada sakiau, nes aš kadangi gyvenau tarp Lietuvos ir Indijos, man buvo labai svarbu, kad būtų kažkas, kas galima būtų daryti nuotoliu. Ir sakiau, kodėl jūs negali daryti Skype'ų šitų pamokų. Tada, aišku, visi sukinėjo pirštą prie smilkinio ir sakė, ką tu čia kalbi, neįmanoma šito padaryti, koks įmanomas, kokia treniruotė ir kaip įmanoma šitos dalykus perteikti nuotoliu. Visi suprato prieš kelias metus, kad viskas yra įmanoma. Ir tada aš rodžiau pirštu ir sakiau, kad ar aš jums nesakiau, jūs galėjo būti pionieriai viso to. Jūs galėjot būti tie, kurie jau praėjo visą šitą dalį ir jau esat labai toli. Tai visi tuo metu jau ėjo ir tada visiems buvo baisu. Tai aš buvau tas pionierius, aš buvau tas žmogus, ypač Lietuvoje, kuris kai prasidėjo pandemija, buvo taip paprasta. Man viskas buvo taip aišku ir dėl to mano verslas labiausiai išaugo tuo metu, nes mes visas sistemas turėjom, viskas buvo, visa komanda, viskas buvo jau suorganizuota taip, kad veikti nuotoliu. Tai mums buvo taip įprasta ir taip normalu, kad nieko čia neįsnaujo, dėl to žmonės norėjo su mumis dirbti, nes mes žinojom, kaip tą reikia daryti jau teisingai iš tikrųjų.
Tai žinai, nuo tokių dalykų, kad, kaip minėjau, kad galima sukurti, fantastišką ryšį su žmonėmis. Aš su visais savo klientais visada dirbau tik tai nuotoliu, bet jeigu taip atsitikdavo, kad mes susitikdavom kažkoje konferencijoje, tai buvo pirmasis žmogus, kurį aš apsikabinu. Dėl to, kad mes tokį stiprų ryšį turėdavom, mano visa komanda. Tai buvo tie žmonės, kuriuos net ir kartą metuose susitikus, mes ten, nežinau, galėdavom kalbėtis valandas, mes žinojom viską vieni apie kitus. Ir tai, manau, buvo daug stipresnis ryšys, negu ką sugeba suturti šiandien dienai žmonės, kurie mato kiekvieną dieną savo ofisuose. Tai manau, kad visiškai nepriklauso, ar tu dirbi iš tikrųjų nuotoliu ar ne. Jeigu tu tą sąmoningai darai, tai tu tikrai gali pasiekti wow rezultatų veikiant nuotoliu. Bet sakau, man tai buvo priimtina, man tai buvo, aš žinau, kad aš gyvenu tarp kelių šalių, man tai buvo svarbu, aš tuo tikėjau, jeigu aš nebūčiau tuo tikėjus, tai aišku, bus laikas, jeigu tu atmeti tą tokį, sakai, ne, tai neįmanoma, tai aišku, kad bus neįmanoma, bet jeigu į tai dėdi pastangų, tai yra pats nuostabiausias būdas palaikyti santykį, ryšį, dirbti, mokytis, treniruotis, viską įmanoma daryti visiškai nuotoliu. Ir ačiū pandemijai, kuri visai išmokė šito dalyko. O kaip tu jautai, ar čia buvo tokia labiau Lietuvos problema, kad mes nelinkę dirbti nuotoliu, ar viso pasaulio, nes vis tiek teko gyventi tau skirtingose šalyse ir matyti daugiau tos kultūros? Aš manau, Lietuvoje buvo dar sudėtingiau ir juolab, kad Lietuva yra maža, tai dėl to, kad mums yra paprasta vieną su kitu, turėti ir mums yra paprasta pasiekti dalykus, tai reiškia, kad tai nėra taip sudėtinga būti šalia vienas kito. Tai manau, ypač Lietuvoje ir apskritai turbūt mažose šalyse yra šitas daug buvo sudėtingesnis perėjimas į nuotolį. Bet aš net nebejoju, kad visam pasauliu tai buvo lygiai taip pat. Nors tuo metu jau buvo ir jau vyko įvairios ir treniruotės būdavo, ir mokymai visokiausi. Tikrai buvo daug dalykų, Amerikoje tikrai jau daug kas. Darbiniai kultūroje, korporacijų vis dar, nesvarbu, ar Lietuvoje, ar Amerikoje, ar kažkur kitur, nebuvo taip priimtina, kad, nežinau, kad žmonės tiesiog dirbtų iš namų. Gal tas freelanceriavimas būdavo, kad, aš galiu tarsi iš bet kur nedirbti. Ir dėl to jis buvo toks gal labai išromantizuotas. Bet manau, kad tiesiog įmonėse, tai visame pasaulyje, tai nebuvo taip įprasta ir taip normalu, kaip dabar. Taip, tu turėjai minčių, ką norėtum daryti, visokiausių idėjų, kurias norėjai gyvendinti. Tavo aplinkybės gyvenimas tarp dviejų šalių, jie visą tai paskatino tavo matyti solo verslo atsiradimą, bet kas galbūt tave stabdė dar anksčiau pradėti, ar galbūt kokias baimės visgi buvo, kai tu pradėjai? Oi, geras klausimas, galvoju, taip seniai buvo. Vienas turbūt dalykas, kad aš apskritai, kai aš pradėjau savo karjerą, aš niekada negalvojau, kad aš noriu iš viso būti versle arba turėti savo verslą. Aš visada galvojau, kad aš esu tas karjeros žmogus, kad aš laiptelis po laiptelio, kilsiu savo karjeros laiptais ir pasieksiu kažkokias tai aukštumas. Tai buvo ta vizija, kurią aš turėjau tada, kai aš studijavau, tada, kai aš baigiau studijas. Tai man net nekilo minčių, kad aš tą galėčiau daryti. Ir kitas dalykas, man atrodo, tuo metu nebuvo tiek daug kalbama, kad tai iš viso yra įmanoma, ir įmanoma be jokių investicijų. Nes jeigu mes tuo metu galvojam apie verslą, tai reiškia, kad tu turėti tas investicijas, kad tai reiškia, kad tu, ir šiaip kaip mes įsivaizduodam verslą, tai kaip minėjai, perku pigiau, parduodu brangiau. Čia yra tai, ką mes įsivaizduojam tą verslą, Nieks iki tol negalvoja, kad iš esmės tu savo žinias, savo autentiškumą gali parduoti kaip paslaugą kažkam tai. Kad tai nebūtinai gali būti įgalinta kažkokios įmonės viduje, kad tai galima daryti visiškai savarankiškai ir solo. Tuo metu labai mažai kas apie tai kalbėjo, Lietuvoje tai iš viso niekas apie tai nekalbėjo. Tu gal galėjai, freelanceriauti, jeigu tu ten esi koks, nežinau, grafikos dizaineris, galėjai būti konsultantu, jeigu, tu jau pasiekai kažkokį tai lygį. Ir viskas. Ir čia užsibaigdavo tavo, ir jeigu tu nesi programuotojas, grafikos dizaineris ir negali dar konsultuoti žmonių pardavimų klausimais, tai ir jeigu neturi investicijų tam, kad tu galėtum pirkti kažką tais pigiau ir parduoti brangiau, tavo ta verslo kažkokia iliuzija jinai ir subliūkšta. Tai dėl to aš net apie tai negalvoju, nes aš
investicijų, neturėjau kažkokių resursų finansinių, kad aš galėčiau tą padaryti. Tuo metu žinių, kad tai yra įmanoma, žinai, parduoti paslaugą ir save iš esmės pardavinėti kaip paslaugą, to irgi nežinojau. Tai man net nekilo minčių, turbūt čia va tas yra dalykas. Ne? O tada, kaip tu sakai, nesusiklostė aplinkybės. Aš irgi sakau, kad susiklostė aplinkybės, bet aš manau, kad mes žmonės pastebim tam tikras aplinkybės dėl tam tikrų situacijų, ne? Tai aš galėjau ir tuo metu, dabar, kai aš pradėjau savo solo verslą, tuo metu aš grįžau gyventi į Lietuvą. Ir aš galėjau eiti dirbti ir korporaciją. Dabar, buvo kaip dauguma kitų žmonių, kurie turi mišrias šeimas, kurie vienas yra iš vienos šalies, kitas iš kitos, ir per atostogas važiuoja tiesiog kitą šalį. Ir viskas, ir tai būtų visiškai normalu. Ir juolab, kad mano vyras atvažiavęs į Lietuvą, jis būtent dirbo samdomą darbą. Aš buvau tas žmogus, kuris išėjau į solo verslą. Tai mums tikrai būtų buvo tarsi normalu, kad aš irgi būčiau siekusi karjeros ir grįžus. Bet turbūt pastebėjimas tam tikrų, sakau, aplinkybių ir sudėliojimas, ne, jis ne kažkodėl tam tikros aplinkybės sukrito, jos sukrito, bet aš atkreipiau dėmesį į tuos dalykus ir dėl to aš pradėjau. Tai čia, tas yra svarbu, tai man atrodo, kad nėra tobulų niekada aplinkybių ir nėra tobulos situacijos ne vienam žmogui kažkada, kada jau jie yra tobulai pasiruošę tą padaryti ir pradėti, ne? Kad vis dėlto save reikės išspirti iš tos komforto zonos ir kad reikės tą sprendimą priimti, ne? Tai mano atveju buvo tiesiog pasirinkimas, ką daryti. Ar grįžti į karjerą ir eiti į korporaciją, ar tą solo savo verslą daryti. Tai buvo man ar. Ir aš manau, kad sudėtingiau yra, kai tu esi jau karjeroje ir tada mesti darbą ir kažką tarsi ne iš naujo pradėti, bet kartu tai yra ir saugiau. Gal kartais tu gali ne papildomai pradėti daryti dalykus ir įsivažiuoti su tuo. Tai kaip turbūt čia pažiūrėti dalykus. Tai kažkokių, žinai, baimių aš net nežinau, nes aš nežinau dar tuo metu, ko bijoti. Nes neįsivaizdavau, kaip viskas bus turbūt. Aš tikrai nėriau stačia galva, bet aš nėriau su tokiu, ir aš laiką patariu žmonėm, eiti su tokiu smalsumu, su užsidegimu, labiau negu kad su ta tokia baime, ne, ir galvojimu, kad o ne, aš dabar nežinau. Ne, aš ėjau į tai, kad fainai, aš čia galiu šitą daryti, aš galiu šitą daryti, ne. Ir jeigu tu eini su tuo tokiu užsidegimu ir entuzijazmu, tai dalykai daug lengviau pasidaro, negu kad tu sau leidi nuolat galvoti, kad aš bijau to ir ano. Ne, susifokusuoti tai, ką tu gali kontroliuoti, o ne tai, ko negali kontroliuoti. Tai aš sakiau, kad, aš tiesiog domėsis, man faina, man gera, man tai yra įdomu ir aš bandysiu per tą prizmėti. Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad kartais reikia pradėti, nes kitaip tu nežinosi ir neįsivaizduosi, o visos tos baimės, jos nieko nekeičia. Ir kaip aš atsimenu, mes pirmo epizodo metu su Agne Kelminskinė kalbėjom ir jinai sakė, kad tu turi įvertinti savo pabandymo kainą. Kas blogiausia, kas gali nutikti. Ir tada, jeigu tu matai, kad, greičiausiai nieko, tai tada tu ir bandai. Jeigu tu jauti, kad galbūt aplinkybė šiuo metu tau neleidžia išeiti, nes galbūt finansinis nestabilumas labai paveiks tavo šeimą, esamo situaciją, tada išsisprendi visą tai ir tada bandai. Tai tuo tavo atveju, kaip tu ir minėjai, tu net neturėjai paimti dabar išeiti iš darbo, priimti kažkokio sprendimo didžiulio. Tai čia yra iš vis puikiausias metas pradėti. O dabar, žiūrint į tos 10 metų, koks visgi buvo tas pats sudėtingiausias sprendimas, kurį tau reikėjo priimti per juos? Per visą šitą laikotarpį reikia pagalvoti, koks buvo pats sudėtingiausias. Neabejotinai buvo labai sudėtinga priimti sprendimą uždaryti agentūrą ir grįžti atgal į solo veiklą. Tai apskritai gal to uždarimo pats momentas ir tarsi žinojau, kad tai nėra failure, kad tai nėra, nes tai buvo sprendimas. Tai nebuvo kad aš tą darau, nes man nepasisekė, nes aš susimoviau. Aš tarsi žinojau, sakau, tai buvo sprendimas ir tai buvo strateginis sprendimas. Bet vis tiek jis buvo sudėtingas. Todėl, kad aš
labai labai didelę, nu, va, to 10 metų, dabar kai žiūriu, nu, tai ten, nežinau, 8 metus, aš atidaviau save virtualiam asistavimui. Iki šiol žmonės žino mane dėl virtualaus asistavimo. Aš buvau tas pionierių žmogus, kuris pasakoju ir aš galvoju, aš prisimu tą šlovę, kad dabar Lietuvoje yra tiek daug virtualių asistentų ir kuo toliau tu jų daugėja, aš manau, kad nu, tai yra fantastiškas gyvenimo būdas, kaip aš tai vadinu. Vis dėlto padaryti tą sprendimą nebuvo lengva. Kad ir kiek tu savo sakai, kad taip, žinau, kaip toliau viskas bus, kad aš nemetu, kad aš nu, niekur. Bet, jo, aš manau, kad šitas sprendimas buvo pats sudėtingiausias. Bet kadangi tai vyko po tiek daug laiko tos vat veiklos savo, tai vat aš jau, žinai, esu užsiauginusi tą stiprią skūrą, kaip tu sakai, kad o kas blogiausia gali nutikti. Nes aš gyvenu visiškai moto gyvenime, kad everything is figure outable, kad viską gyvenime gali išspręsti, padaryti, ta prasme, nėra neįmanomų situacijų gyvenime. Ir kitas dalykas, kad tu visada gali grįžti. Ar šiai dienai aš negalvoju, kad aš gal norėčiau grįžti į verslą, nes šiuo metu mano pagrindinė veikla, iš esmės vienintelė veikla yra tas dalinimasis ir mentorystės, coachingas. Aš pasilgstu verslo, aš pasilgstu realaus to vat, verslo ir aš nesakau, kad aš nebegrįšiu niekada, ne? Tai man tas sprendimas uždaryti, jis neuždarė jokių kelių, kad aš niekada. Aš tiesiog grįšiu, žinau, stipresnė, aš dar daugiau supratusi, žinau, kad grįšiu į visą tai. Tai kai tokioj vat esi jau toj būsenai, nu, tada tau daug paprasčiau yra tuos turbūt sprendimus priiminėti, bet jisai užtruko laiko, jis tikrai užtruko laiko iki tol, kol aš ir priėmiau, ir įgyvendinau tai. Aš iš tikrųjų skaičiau tavo pasirinkimus, buvo 5 variantai, ką būtų galima padaryti su būtent tavo verslu ir tu pasirinkai tą variantą, kuris, na, tau atrodė tinkamiausias tavo atveju, kai tu gali padaryti taip, kad visi laimėtų. Ir va dabar, kai praėjo jau apie metus laiko nuo to verslo uždarimo ir priimtą sprendimą, kaip sekasi, pavyzdžiui, tom virtualiam asistentėm, buvusiam klientam, ar seki situaciją? Taip, žinau, aš apskritai visą laiką sakau, kad versle lengviausias pardavimas yra kuriant santykį su žmonėmis. Visą laiką sakau, kad apskritai aš mėgstu verslo santykius laiką lyginti su romantiškais santykiais, nes lygiai taip pat reikia domėti žmonėmis, reikia su jais palaikyti ryšį, reikia norėti jiems duoti, ne? Tai dėl to aš tikrai visada domėjausi, palaikiau santykius su žmonėmis, nesvarbu kokia partnerystė tai buvo, ar tai buvo mano komanda, ar tai buvo mano klientai, ar kažkas tai aš nuolat seku ir pasižiūriu, kartais pasidomiu, paklausiu, kaip kas vyksta ir tikrai vis dar turiu mintį netgi suorganizuoti visų va tų žmonių kažkokį tai susibūrimą ir susitikimą ir juos būti ir realiai išgirsti, kaip kam sekas. Bet iš to, ką žinau, tai tikrai labai sėkmingai toliau viskas vyksta. Žinau, kad virtualios asistentės, kurios liko dirbti su klientais, su tais, kuriais jos dirbo ir kai mes kartu dirbo, jos iki šiol su jais dirba ir labai labai sėkmingai iš tikrųjų dirba. Aš apskritai tikiu, kad mes pritraukiam tokius, kokie mes esam. Dėl to aš žinau, kokie žmonės su manim dirba. Nesvarbu, tai yra žmonės, kurie teikia paslaugą kartu su manimi, buvo komanda, ir tie žmonės, kurie buvo klientai. Tai yra tie žmonės, kurie tiesiog man yra artimi, man yra svarbus. Ir aš žinau, kad aš iš abiejų pusių jais galiu pasitikėti. Tai reiškia, kad tiek tom virtualiom asistentėm bus gerai su šitais klientais, tiek tiem klientam bus labai gerai su tom virtualiom asistentėm. Tai tiek, kiek iš tikrųjų girdėjau ir netgi iš trečiųjų asmenų esu girdėjęs, kad tikrai viskas yra labai labai sėkmingai ir jie toliau darbuojasi, džiaugiasi, kad sako, jei Miglė ne tu, mes niekada turbūt vieni kitų nebūtumėm atradę. Tai džiaugiuosi, kad tavo dėka atradau šitos žmonės, su kuriais galiu toliau dirbti. Tai yra labai smagu, tu gali ramia sąžinė daryti viską toliau ir galvoti, kad tavo tas priimtas sprendimas iš tikrųjų tavo situacijoje buvo pats tinkamiausias. O sakyk, kada tu supratai, kad iš tikrųjų tu labai norėtum dalintis ir su kitais, būtent savo patirtim, su viskuo, apie ką tu pati jau žinai, dirbdama savarankiškai ir kad nori įkvėpti kitus?
Šitas iš tikrųjų atėjo labai organiškai ir labai labai natūraliai. Aš niekada šito nesiekiau. Aš netgi visą laiką galvojau, kad mokymas yra apskritai ne man. Nu, mama mokytoja yra. Visą laiką galvojau, kad aš mokyti niekada nesugebėčiau ir kad tai yra siaubingas darbas ir kad aš kantrybės iš viso neturiu ir mane tiesiog erzina, nervina, kai žmonės nesupranta, nes man toks, tai kaip tau yra neaišku, nes aš atsimenu save, kai man reikėdavo kam nors mokykloje ir kažkur paaiškinti kažkam, kaip įspręsti šitą uždavinį, man toks, tai kaip tu nesupranti, kas tau yra, kodėl tu jo nesupranti. Tai aš žinau, kad čia yra ne apie mane ir ne man, ir aš visą laiką atmesdavau šitą dalį, ir ypač kai aš visada labai labai daug į save investuoju ir labai daug mokosi iš kitų žmonių, ne? Ir labai kažkaip natūraliai pagalvoju, kad, aha, šitas žmogus irgi pradėjo nuo paslaugos tikimo ir kažkada perėjo į tą dalinimąsi, visą laiką galvodavau, tarsi toks būdavo, ar aš galėčiau tą kada nors, ir man tas buvo, ne, čia tikrai ne apie mane. Bet taip pačiai pandemijai įvykus, pradėjo tiesiog žmonės manęs klausinėti apie tai, o kaipgi pradėti šitą gyvenimo būdą. Ir vienas kitas klausimas, aš kažkam ten tiesiog atsakau, kažkam suteikiu kažkokią konsultaciją, kažką papasakoju. Ir tada, kai tu pradedi jaus, kad dėl kažko žmonės pas tave ateina, čia vienas iš tų dalykų, ne, kai sako, kaip verslą pradėti, tai girdėk, ko žmonės tavęs klausia. Čia yra pats geriausias būdas, žinai, suprasti, kokią tu paslaugą gali teikti, nes kažkodėl žmonės pas tave dėl to ateina. Ir tada aš galvoju, gerai, tai tiesiog padarysiu kažkokį tai kursą. Gerai, padarysiu kursą. Ir aš ten daug į tai visiškai savęs neinvestavau. Turinti, kad aš ten į kažkokią reklamą, rinkodarą, apie surinkti žmonės ir kažką tai tokio, aš visiškai beveik nieko nedariau. Aš tiesiog, aš žinau, kaip aš dariau, aš esu toks žmogus, kad aš pirmą paskelbiu ir sakau, kad darysiu, tada žiūrim, ar kažkas pavyksta ir tada kuriu dalyką. Tai taip buvo ir su šita mano pradžia, aš tiesiog sugalvojau, kad gerai, galiu padaryti ten 4 savaičių kursą, kas nori išbandyti ir suprasti, ar virtualus asistavimo gyvenimo būdas yra jiems, tiesiog kviečiu prisijungti. Ir tai būdavo, kad aš visiškai paprastai surinkau grupę žmonių, visiškai užteko kelių pasidalinimų ir ta grupė susirinko ir man toks buvo, kaip čia taip dabar? Tiesiog, man tai buvo labai labai keista, vienas dalykas, kad man net nereikėjo įdėti tai jokios pastangos. Tada, kai man reikėjo tą, jau daryti, įrašinėti kursą ir kažkas, aš atsimenu, tai būdavo visos savaitės kursas, tai aš sekmadienį įrašydavau visus video ir tada kiekvieną dieną tie video išeidavo. Tada vėl sekmadienį įrašydavau, sutvarkydavau ir vėl savaitę išeidavau. Aš dabar kai galvoju, iš tikrųjų buvau drąsiai tai dariau, nes man galėjo bet kas atsitikti, galėjo visokiausiai, bet kai įeini į tą verslą, tai toks everything is figureable, rasiu aš būdą iš viso to išeiti, nėra padėties bei išeities. Ir po tų 4 savaičių aš supratau, kad pareina labai labai geras atgalinis ryšys. Ir man tada toks, tai gal čia kažkas, ką reiktų kartoti. Tada antrą kartą, tada jau dariau nebe tiesiog tokį nedidelį kursą, galvoju, gerai, jo paleidžiam tokią didesnę 3 mėnesių programą, kur žmonėm jau padėti pradėti realiai šitą gyvenimo būdą. Ir vėl po 3 mėnesių aš matau, kad žmonės išeina su fantastiškom gyvenimo transformacijom, su padėka ir sakymu, kad, Migle, tu pakeitei mano gyvenimą. Ir galvoju, bet viskas man vis dar taip paprastai ir natūraliai ateina. Ir tada aš, gal atsitiktinai, gal ne, bet perskaičiau knygą The Big Leap apie mūsų genialumo zoną. Tai reiškia, tai, kas mums ateina labai natūraliai. Ten mums reikia fokusuotis. Ten, kur mes atrodo, kad galėtumėm daryti ir mes nejaučiam jokio nuobodulio, nejaučiam, kad laikas bėga. Kaip dabar, aš vis pasižiūriu, mes jau kalbam ten, nežinau, daugiau negu pusę valandos, o aš galiu kalbėti ir dalintis ir aš nejaučiu. Tai lygiai taip pat būdavo ir per tuos mokymus, per tuos mentorystės, aš galėdavau 3-4 valandas žmonėm duoti, kalbėti, įkvėpti ten, aš nieko, visiškai man tai buvo paprasta ir tas, kad atrodo, kad tu gali daryti visiškai nemokamai, būtent į tą reikia fokusuotis, nes čia yra tai, kas tau, natūraliai ateina, tai kam daryti dalykus, kurie yra tau sudėtingi. Ir tada, jau man pradėjo kirbėti mintis apie tai, kad gal tai galėtų būti mano vis dėlto pagrindinė veikla. Tai taip labai labai organiškai, labai labai lėtai, nes turbūt aš galvoju, dabar visiškai neseniai dar kažką išmetė, man atrodo, man gal priminimą Facebookas, Instagramas, kad aš turiu pirmą grupę rinkau prieš 3 metus. Viskas prasidėjo prieš 3 metus maždaug.
Tai va, nu, tai buvo 2-3 metai iki tol, kol aš atėjau iki to, nes aš laiką vis tiek galvojau, kad mano agentūra yra mano pagrindinė veikla, o čia yra, nu, toks šalimais. Gerai, fun, nice, galiu pasidalinti. Man vis tiek faina, tai koks skirtumas, galiu pasidalinti čia šitais dalykais. Tai va, taip va, aš atėjau iki to ir tada iki to sprendimo, kad gal tai gali būti vienintelė ir pagrindinė mano veikla, jeigu man taip tiesiog natūraliai sekasi tą daryti. Čia iš tikrųjų priminėjai tokį labai paprastą sakinį, kurį kažkada perskaičiau, kad jeigu tavo vaikui labai gerai sekasi tenisas, bet labai blogai sekasi matematika, tai jam reikėtų pasamdyti teniso trenerį, o ne matematikos korepetitorių. Kad iš tikrųjų tas standartinis, matyt, požiūris visgi būtų kitoks. Ir daug kas iš mūsų taip auga. Ir aš net artimoje aplinkoje turiu žmonių, kurie dirba kažkokį darbą, jie dirba gerai, viskas yra su to tvarkoj, bet iš tikrųjų jie turi kažkokią tokį side veiklą, ar netgi nebūtinai ten nešantį pinigus, nebūtinai jie kažko dalinasi su tuo, bet kažkas, kam jiems iš tikrųjų yra įdomu. Ir kai tu žinai, kad, tarkim, yra žmogus, kuris visą savo gyvenimą dirba finansuose, tarkim, bet iš tikrųjų labai domina interjerą ir ten galvoja ir derina, ir kai sau reikia, ir gal kažkam kaip patarė, ir galvoja, gal to iš tikrųjų reikėtų pabandyti. Gal tai iš tikrųjų yra tas pašaukimas, nes aš apie tave šiek tiek irgi skaičiau būtent toj vietoj, kad tu supratai, kad būtent visi tie mokymai, net jeigu jie buvo ilgi ir tu pavargai, bet jie tau atneša labai didelį pasitenkinimą. Tai vat man atrodo, kad labai daug žmonių nežino, kad iš tikrųjų vat tas pasitenkinimas yra kažkur kitur. Ir kad užsidirbti tu gali iš tikriausiai visko. Jeigu tu gali kažkam pasiūlyti, tau kažkas yra įdomu, tu visai su kitokiu užsidegimu tą veiklą darai. Ir netgi tas visas įsivaizdavimas apie tai, kokios yra tavo žinios, aš iš asmeninės patirties žinau, kad tu kai dirbi, tau atrodo, kad, dirbi ir dirbi, tu žinai kažkokią sritį, bet obvious, viskas yra obvious. Nes tu vis laikai sukėsis tarp tų žmonių, kurie daro kažką panašaus ir tau nereikia nieko aiškinti. Ir kai aš pirmą kartą į Women Go Tech programą patekau ir buvau lektorė merginoms 1 metų, turėjau papasakoti apie projektų ir produktų skirtumą. Ir aš taip, turėjau pusvalandžio, 5 minučių medžiagą ir galvojau, kaip čia seksis. Ir atėjo grupė ir mes prasidėjom 3 valandas. Tiesiog dėl to, kad kažkuriuo metu kažkam kilo klausimas prezentacijos vidury, aš sakiau, kad viskas yra tvarkoj, galima nestabdyti bet kada, nes nėra tikslo čia išdėstyti, svarbu suprasti, kas jums yra įdomu, aktualu. Ir mes turėjom gal kokios valandos ditūrą visišką, kas yra aktualu, kas yra svarbu, norint įsidarbinti, net ir apie CV, ką reikėtų daryti. Ir krūva klausimų, ir tada buvo toks mano galvoj suvokimas, kad čia man atrodo, kad viskas yra aišku, bet kai tu esi kažkur kitur, veiki kažką visai kito, tos žinios yra tikrai svarbios, yra neįkainojamas. Ir kaip tu sakei, kad jeigu bent kažkam mano tos žinios bus naudingos, padės, tai yra puiku. Ir taip tu gali iš tikrųjų atrasti, kad yra kažkas, ko tu gali pasidalinti su kitais žmonėm ir jiem tai yra svarbu, aktualu ir bus naudinga. Tai manau, kad tas savęs atradimas tikrai gali atvesti į kažkokius iš anksto nesugalvotus ir verslus, ir naujas pažintis, ir kontaktus, ir tu net neįsivaizduoji, kur tai tave atves. O sakyk, kas yra tie žmonės, kurie kreipiasi į tave? Galbūt yra kažkas bendro tarp jų, jie nori kažką daryti savo, arba pradėjo ir nežino, ką daryti. Ką galėtume apie juos pasakyti? Galvoju, gal dar sureaguosiu į tą tavo pasidalinimą, ką aš turbūt irgi sakau, kad taip, aš sutinku, kad kartais mes iš tikrųjų nežinom, kas yra būtent tas mūsų genialumas ir ką mes gal net tą genialumą gali monetizuoti, bet aš nenoriu gal žmonėms to nupiešti, kad jeigu, nežinau, tau labai patinka skaityti, tai tu dabar imsi ir eisi ten, nežinau, užtirpinėti iš skaitimo. Jo, įmanoma, turbūt yra netgi tokių dalykų. Tai ką aš tiesiog norėjau pasakyti, kad
ne kiekvieną hobį reikia monetizuoti. Ta prasme, kad gyvenime turi likti ir tų dalykų, kurie yra, tiesiog tai ir tegu lieka tavo hobis, tavo aistra. Jeigu tu žaidi labai gerai tenisą, tai visiškai nereiškia, kad tu turi būti teniso treneris. Ta prasme, tai niekaip nerodo, kad tu gali ir turi būti teniso treneris, ne? Tai tam galbūt kiekviena mūsų etape mes turim tam tikrą genialumą. Nes mano genialumas tuo metu, kai aš teikiau virtualaus asistavimo paslaugas, mano genialumas ir buvo padėti žmonėms susitvarkyti su jų verslais. Tuo metu aš net negalvojau apie tai, kad tas genialumas nebuvo mano dalintis. Mano šitas genialumas, jisai išaugo iš to mano žinojimo, kaip veikia paslaugų verslas, ką reikia daryti, kaip reikia jį pradėti, dėl to, kad aš tai praėjau. Tik dėl to aš galėjau šitą savo dabar genialumą atrasti ir jis toksai, jisai keičiasi nuolat. Tai turbūt, kad, nesukurtos iliuzijos, tiesiog, kad gal neteisingo žmonėms, kad jeigu tau patinka verti karoliukus, tai tau reikėtų čia dabar atidaryti juvelyrinį. Ne. Nes aš pati per šitą perėjau, nes aš, kai atsimenu, pabandžiau pabildinti savo website ir galvoju, žiūri, faina bildinti website'us yra iš tikrųjų, davai aš teiksiu website'ų bildinimą, dabar paslauga nebuvo čia taip sunku. Aš galvoju, apsiverksiu su pirmais klientais. Man nei patiko, nei aš žinojau, kaip reikia tą daryti. Ta prasme, tai buvo siaubingiausia mano gyvenimo patirtis. Tai vienas yra dalykas savo daryti dalykus, kitas dalykas yra daryti kitiems. Tai jeigu jūsų tas hobis, tai aistra yra jums patiems, tai jinai dažniausiai ir lieka tegul jums patiems, bet jeigu tai yra kažkas, ką tu padedi jau kitiems padaryti, dėl ko žmonės pas tave ateina, ko jie klausinė. Man, pavyzdžiui, labai dažnai, mano tikrai buvo vienas iš tų ir genialumo, aš visokiausiais appsais domėjausi, visokiausiais įrankiais, appsais, kaip ką. Man draugai skambinėdavo. Ir sakydavo, Migle, kokį tu appsą naudoji čia šitai vietoj? O ką tu dar? Pirmai iš įmonių tiesiog, CFOs, jau jie skambino manęs. Tai va čia yra tavo genialumas, nes tu tą darai tiesiog laisvu metu nuo savo darbų. Tai va, jeigu kažkas ateina pas tave su tais klausimais, tai yra tai, ką tau reiktų daryti. Pas mano vyrą ateidavo visą laiką žmonės klausinėdavo, kokį viešbutį išsirinkti arba kur nori. Ir šiandien jis organizuoja keliones. Tai taip, tai atėjo ir tai kažką reiškia, bet tai visiškai nereiškia, kad jis turi gyventi visuose viešbučiuose ir būti influenceriu, ne? Ta prasme, tai reikia atrasti, kas galėtų iš to patapti tuo verslu. Tai čia, kad, tiesiog nenoriu neteisingo žinutės nusiųsti žmonėm, kad jie galvotų, o, čia dabar darau ten, nežinau, kaip būna. Migle, man labai patiko pilatesą, žinok, čia atradau pilateso treniruosi, man žiauriai fainas pilatesas, aš galvoju atidaryti pilateso studiją. Man toks, gal tu dar netidarinėjai pilateso studijos? Gal dar biškį palauks tą pilateso studiją. Ir aš ten, pati net nevesiu, aš tiesiog atidarysiu pilatesų. Ir man nedaryk šitos klaidos, nes turbūt labai bus blogai ir tiesiog nebenorės niekada daugiau verslo daryti. Kas yra tie žmonės, į kurie mane kreipiasi? Yra turbūt skirtingos kelios kategorijos žmonių. Tai viena kategorija yra būtent turbūt žmonių, kurie supranta, kad nebenori grįžti į samdomą darbą. Jie pabuvo motinystės, tėvystės atostogose. Ir jie suprato, kad samdomas darbas jiems reikia daugiau laisvės, daugiau lankstumo gyvenime. Ir kad tai yra ta priežastis. Tai tikrai yra ta dalis žmonių, kurie būtent dėl šitos priežasties ateina ir jiems reikia. Kita dalis yra žmonių, tie kaip aš, kurie nori labai labai daug ir nori vis ima dalykų savo samdomas darbuose, bet jie negali savęs realizuoti. Jie žino, kad jie atiduodami kitiems, jie galės daugiau save išpildyti ir realizuoti, ne? Tai jie ateina ne dėl lankstumo, jie atvirkščiai ateina tam, kad jie galėtų turėti laisvės daryti tai, ką jie nori ir pildyti visus savo tas kriziškiausias idėjas ir padėti daug daugiau žmonių, negu kad jie gali padėti samdomam darbe. Ne, tu samdomam gali darbe padėti labai limituotam žmonių skaičiui. Bet jeigu tu veiki versle, tai tu žinai, kad tu gali daug didesniam, daug platesniam ratui žmonių padėti ir taip, kaip tu nori padėti, ne? Tai man atrodo, žinai, gal dėl skirtingos laisvės noro ateina žmonės. Kitiems žmonėms yra tiesiog labai darbas perdegimas, patyrė perdegimą darbe ir dėl to jie supranta, kad jiems reikia būtent to kontrolės, tai kiek jie laiko norės dirbti ir tos laiko laisvės prasme.
kiek jie norėtų daryti dalykus, nes jie jau patyrė mobbingą, perdegimą darbe, jie tiesiog nėra vertinami darbe. Tai iš va to, tam, kad jie galėtų jaustis, kad jie save gerbė iš esmės, ne? Ta prasme, jeigu tavęs negerbė tavo aplinkoje, tai tu save gerbdamas, tu pats savo susikuri tą darbo vietą iš esmės, ne, tą solo verslą. Tai turbūt pagrindiniai yra šitie, bet į visą tai, kaip ir sakau, tarsi neatsiriame, kad žmonės nori skirtingų laisvių, nori laiko laisvės, nori lankstumo, nori finansinės laisvės, kad tai nebūtų, ne, kaip minėjai, visur kažkur atsiranda lubos. Tai reiškia, jeigu tu, kažkur esi karjeroje, kažkam savo, visame kame atsiras lubos. Kažkas tave kažkuriuo metu sustabdys. Ne, tiek mes nebegalim. Ne, šitaip nebegalim atsakyti klientui. Ne, tik tiek tau gali atlyginimas padidėti. Visur atsiranda kažkokia riba. Kai tu darai savo, tu turi laisvę ir tu pats brėži taisyklės ir tu pats brėži ribas, kiek ir ko turėtų būti. Tai, taip turbūt galėčiau pasakyti, kas yra tie žmonės. O kokias baimės jie turi? Jie tik ateina pas tave ir sako, aš nežinau, norėčiau, bet bijau. Arba norėčiau, bet nežinau, ką daryti. Pagrindinė baimė yra parduoti. Pagrindinė baimė yra, kad nesurasiu klientų. Kaip aš parduosiu? Ir čia yra, man atrodo, pats neteisingiausias galvojimas ir taškas, nuo kurio reikėtų pradėti. Nes solo versle pardavimai nėra pats pirmas dalykas, į ką reikėtų atsiremti. Turime turinti, kad taip, aš laikas sakau, kad pradedant solo verslą, mes pirmiausia susifokusuosim į tai, kad tau ateitų pelnas. Ir tai yra tai, kas, nes tau reikia to, kad tu galėtum išeiti iš samdomą darbą, tai, kad tu jaustumės ir toliau galėtum komfortabiliai gyventi. Tai yra labai labai svarbu, bet ne nuo pardavimų iš esmės prasideda tavo ta solo veikla ir savarankiška veikla. Kad iki tol dar reikia pasidaryti tam tikrus žingsnius, kad tu pardavimas taptų labai labai paprastas. Ir čia ta baimė, jinai išnyksta kartu tarsi, kai tu darai to žingsnius, ne? Kaip pirmas dalykas, kad tu pradedi apskritai mąstyti nebe kaip samdomas darbuotojas, o kaip verslo savininkas, ne? Kai tu pradedi biškį įsigalinti tą entrepreneurial mindset, kai tau viena svarbiausių to, man atrodo, mąstymo dalių, kai samdomi darbuotojai, jie išeina su tuo tokiu trūkumo, kad viskas, yra, kad vis kažko tai trūksta, kad jeigu kažko negavau, tai vadinasi kažkas kitas paėmė, ne? Tuo tarpu, bet kuris entrepreneris gyvena su tokiu abundance, to tokio visiškos begalybės mindseto, ne? Ne šitas klientas, tai šitas klientas buvo ne mano. Ta prasme, kad konkurencija neegzistuoja, kad tau nuolat kirba idėja, kokias tu dar verslus gali pradėti ir ką dar reikia įgyvendinti ir kaip galima pakeisti viską, ne? Tai vat, pirmą prasideda nuo to, kad tu turi truputį pradėti keisti savo mąstymą ir nebegalvoti kaip samdomas darbuotojas, o pradėti jau galvoti kaip entrepreneris, kaip verslo savininkas. Tada, kai tu supranti, kas yra tavo unikalumas, tai yra kokia yra ta tavo genialumo zona, kas yra tavo ekspertinės žinios, kokia yra ta tavo paslauga, su kokiais klientais tu nori dirbti. Tada tu supranti, kad per pažinimą žmonių, per santyki ir per tą, iš esmės, žmonės perka iš žmonių, ypač paslaugą. Tai žmonės perka net ne rezultatą, žmonės perka iš tavęs kaip žmogaus. Tai tada tas pardavimas, jisai tampa, jis toks antrinis dalykas, jis taip labai natūraliai ir organiškai ateina, nes kai tu domiesi žmonėmis, kai tu supranti, kad tu gali išspręsti jų problemą, tai tas pardavimas jis automatiškai tiesiog tampa, nes žmonės ateina pas tave, nes jie žino, kad tavo vertybės, tavo genialumas, tavo unikalumas jiems tinkamas taip, kaip tu elgiesi ir taip, kaip tu darai, jie vien dėl to pas tave ateis, ne? Tai tarsi tampa, kad nebe pardavimo, tokia pritraukimo tarsi strategija, dėl to sakau, kad kai mes irgi dirbam kartu su klientais, mes dirbam ne per pardavimus, mes dirbam per pritraukimo strategiją. Tai reiškia, kad tie žmonės, jie patys pas tave ateina dėl to, koks tu esi. Tai šita baimė, jinai yra, tai kas skaičiu, gal visiškai nepagrįsta, bet jinai tikrai yra iki šiol pati didžiausia. Čia vienas dalykas, kai aš sakau, klaus manęs bet ko, iškart yra, kad kaip aš surasiu klientų. Kaip aš parduosiu. Aš nepardavėjas, aš nekenčiu parduoti, man labai nepatinka parduoti. Ir sakau, žinau, tu galvoji, kad pardavimai yra... Labą dieną,
Ir tokios paslaugos, ar jums reikia? Ne, nereikia. Gerai, ačiū, atsiųsiu jums pasiūlymą. Tai visi taip įsivaizduoja pardavimą. Tai yra toli gražu nuo viso to, aš gyvenime nesu to dariusi ir nesiruošiu kol kas daryti. Tai mes čia tikriausiai ateinam į personal brando svarbą, kaip tu iš vis kuri savo veidą už visų savo netgi paslaugų ribų ir kaip tau tai padeda iš tikrųjų atrasti ir savo klientus, nes vėlgi, kaip tu ir sakei, pagal savo vertybės, pagal tai, ką tu siūlai, jie pamato kažkokią informaciją apie tave, galbūt pasidalina kažkas papildomai ir jie pradeda tavim pasitikėti. Ir čia irgi yra ta vieta, kur iš tikrųjų daug kas to nesupranta, kaip tai yra svarbu ir galbūt jie yra super savo srities profesionalai, bet jeigu tu gali rasti apie jos informaciją, gal nežinau, telefono numerį ir viskas, tu galbūt ir nesirinksi jų, nes tau to neužtenka. Tu norėtum pamatyti, nežinau, kažkokius pavyzdžius, pamatyti apie tą žmogų, perskaityti galbūt apie jį straipsnį. Ir tai irgi yra tikriausiai ta riba, kur ne visi dar peržengia, nes irgi tas, kad įmonių brandingas, tokių didesnių, yra svarbus dalykas, manau, kad jau daug kas žino ir supranta, bet kad mes kaip asmenybės dar turėtumėm tokį turėti. Tai va čia yra matyti dar vienas iš tų pokyčių, kurio trūksta. Aš jau kažkaip noriu tikėti, kad jau visi žino, kad jau visi supranta, kad tai, kaip tai yra svarbu ir kaip tai yra reikalinga. Čia turbūt dar vienas dalykas, ką noriu pramušti Lietuvoje ir pasaulyje, kad taip. Aš manau, kad asmeninis prekės ženklas yra svarbus nesvarbu, ką tu darai. Nesvarbu, ar tu esi samdomam darbe, ar tu esi solo verslininkas, ar tu kuri verslą, kuriame yra perku parduodu. Visose versluose, bet ką pasižiūrėjus, visada yra daug, net ir paprastesnis, o ne jeigu tą mes net pardavimą sakytumėm, bet ir daug didesnis pasitenkinimas tų žmonių, kurie veikia, kai jie turi ir stato ir kuria tą savo stiprų asmeninį prekės ženklą. Tai čia yra visiškai neatsiejama dalis nuo tos solo verslininkystės ir savarankiškos veiklos. Kad geriau būti brangiu, bet vertu, negu kad pigiu ir, žinai, ir visada atsiras pigesnis kažkas tai. Tai aš laiką mokau ir į tą visada save premium lygmenį visada kelti, nes mes visi turim kažką, ką pasiūlyti premium. Ir visada galim išmokti, ką galima dar papildomai padaryti, ne, yra tam tikrų žingsnių, ką galima padaryti, kad tu iškart save galėtum pozicionuoti kaip premium, o ne, žinai, ne patį pigiausią. Tai asmeninis prekės ženklas prie to labai labai prisideda. Tai kai tu tampi, ne dėl to, kad tu, nežinau, tiki, nežinau, buhalterinės paslaugos, arba ir tave lygina, šitas turi buhalterinės paslaugos ir B turi buhalterinės paslaugos, pasižiūrim kainą. Ir viskas tuo pasibaigia. Tai, bet kai tu žiūri, mano visada buvo, kai aš tikiu uždalus savim paslaugas, iki šiol, man atrodo, kai ir netgi tikiu mentorystės, tai tos kainos yra didesnės negu standartas Lietuvoje. Tada, kai aš tikiu uždalus, jos buvo dvigubai didesnės negu visi kiti. Ir kai kurie ateitų sakydavo, kodėl pas tave yra dvigubai brangiau? Kas čia yra? O kiti klientai žinodavo ir sakydavo, mes niekada niekur neįsim kitur. Todėl, kad mes norim dirbti su tavim. Tik su tavim ir nieko kitu. Ir tai net nėra apie ekspertizę, aš ten nežinau, ne raketą stačiau. Žinai, būkim bėdini, bet teisingi. Tikrai dariau elementarius dalykus verslams. Būkindavau skrydžius, sudėliodavau dienotvarkės, atrašydavau laiškus. Nuo to viskas prasidėjo, prezentacijas darydavau, nuo to čia viskas prasidėjo. Ne tikrai, bet kas tą gali padaryti. Bet kažkodėl žmonės sutikdavo mokėti man dvigubai brangiau už tai, kad jie dirbtų su manim. Tai atsiremia į tą asmeninį prekės ženklą, kurį aš kūriau. Ir klientai ateina labai dažnai, aš gerai atsimenu iki šiol, kad ten atėjo klientas vien dėl to, kad vienu momentu jis išgirdo, kad aš kažkada gyvenau Suomijai. Vienas dalykas, kuris atrodo, kas yra, nes mums yra svarbu veikti su panašiais, kažkas mums turi jungti, žmonės. Ir to buvo vienintelio dalyko, aš nežinau, ar LinkedIn, kažkas, kad aš kažkokioj vienoj vietoj. Tai buvo tas dalykas, kuris užsibukino skambutį ir tas buvo žmogus, kuris patapo klientų. Vieno vienintelio mažo pasidalinimo užteko, kad tas žmogus jam sutrigerintų ir jisai ateitų į pokalbius man. Tai va čia yra, kai mes pradedam
truputį daugiau savęs kaip asmenybės, savęs kaip žmogaus atskleisti, o ne tik tai kad aš tikiu, žinai, buhalterinės paslaugos. Nu, ne vien tik tai yra apie tai, ne apie skaičiukus nugalą, mums daug yra svarbesnio to, aš kai ir mentoriauju, aš sakau, ne pati paslauga yra pats svarbiausias dalykas. Kad tu gerai darai dalykus, tai čia yra defaultas, čia jau tu šiaip ar taip turi, nu, gerai daryti dalykus. Bet visa kliento patirtis, visa tai, ką tu kaip žmogus gali tam klientui pakeliui, ne, kokia yra tavo komunikacija, kaip tu sudėlioji jam laiškus, tai, ką tu rašai, taip, kaip tu išreiški, ar jam viskas yra aišku, ar jam kyla klausimai. Visi šitie dalykai, tai kas leidžia tave iškelti į premium lygmenį ir leidžia čardžinti ir dėti tą premium kainą. Iš tikrųjų, bet to pačiu, net taip ir seniai esu dalyvavusi personal brandingo mokymuose ir galiu pasakyti, kad taip, žmonės vis dar nežino, ką taip reikia daryti. Jie gali būti belen kokie profesionalai, nu tikrai pašnekės su jais, va taip pastovi, nu labai kieti, moka daug, visko žino ir daro, bet jeigu tu to nesidalini, nu tai nieks ir nežino, arba žino ne toks kiekis žmonių, arba ne tie žmonės ir nu, pasikeitė laikai, nu nebe taip, žmonės vieni apie kitus sužino, iš tikrųjų, tas pats internetas tau yra vienas pagrindinių įrankių, mes viską paguglinam, nu pasižiūrim, nes įdomu, nes tu kažką renkėsi, tu nori pasirinkti žmogų, kuris mums tinkamas ir va, kaip tu paminėjai apie Suomiją, nu čia yra visiška smulkmena, kuri tu net kartais nežinai, kad tu turėjai paminėti, bet ko daugiau tu daliniesi, mes turime aišku kažkokios svarbios informacijos, kažkokios ne tavo atsitiktinių nuotraukų iš atostogų, bet kažkas, kas gali būti kitiems įdomu, bendrauji, rašai komentarus net kitam pačiam LinkedIn, tu parodai save. Ir taip, aha, tas žmogus kažkur jau matytas, aha, gal išveido, gal kažkur kažką skaičiau. Ir tada tu pas juos eini, nes va teko girdėti, kad kažkas pasakė, kodėl jūs mane pasirinkote kaip žmogų. Nuotraukai pasirodyti maloni. Tai net ir toks dalykas gali turėti labai svarbios įtakos. Tik tai tuo reikia užsimti ir nesitikėti, kad vien tik tai tavo įgūdžiai, vien tik tai tavo tobulai padarytas darbas pritrauks žmonės. Visiškai pritariu. Tai neabejotinai šitaip yra ir taip, gal kartais kai kurie galvoja, kad ne, bet aš nenoriu čia dalinti savo asmeninį gyvenimą ir čia tas anas. Tai nereikia. Ta prasme, tikrai nieks nežino tą mano asmeninį gyvenimą, ne? Svarbu yra dalintis tais dalykais, kurie rūpi tavo, ne, tai auditorijai, tie, kurie tavo tiksliniams klientams, tai yra, kad, čia yra esmė, kad, tu kuri tą asmeninį prekės ženklą, tokį, kokį tu nori, kad jisai būtų, ne, tai tą pusę, kurią tu nori parodyti, tuos dalykus tu ir daliniesi. Tai aš laikas sakau, kad bet ką galima pririšti prie bet ko. Ir aš kai dalinuosi apie, nežinau, ar apie sūrį, ar apie kompotą, aš visada rasiu, kaip tą privesti prie verslo. Tai ir tai niekaip nebus, ne, kad aš tenai dalinuosi savo kažkokia tai, ką aš šiandien valgiau pusryčiams, bet per tą prizmę galima visada pasakyti tam tikrus dalykus, kurie tau padės susikonektinti, susijungti su to žmogumi ir pajausti vienas kitą ir suprasti, ar tu tikrai nori. Nes, sakau, mums yra svarbu, kaip svarbu yra, nežinau, einant bet kur pas kirpėją ar pas kažką, mums yra svarbu, kad, tas žmogus mums, net toks jausmas, kad energetiškai tau yra svarbu, kad jisai, tai nebūtų kažkaip labai atstumiančiai. Tai lygiai taip pat, tai yra ta pati paslauga, kad mums yra faina, mums yra gera, kai mes randam panašius dalykus tai žmonėmis, kai yra tas pačias vertybės, kai yra tie patys dalykai, kurie mus jungia ir taip, jie labai labai padeda. Ir ką aš kažkada girdėjau labai fainą pasakymą, kad, žinai, tie žmonės iš tikrųjų, kurie daug pasiekia ir tie, kurie daug turi ekspertizės, jie dažniausiai yra tie žmonės, kurie labiausiai piktinasi, kad kodėl čia tik dėl to, kad kažkas pasidalino, jis nieko nežino, pas jį ir eina, nesąmonė čia. Tikrai labai dažnai tai yra tie žmonės, kurie labiausiai piktinasi, bet man patiko pasakyti, tai tu arba gali piktintis toliau, arba gali eiti ir kurti savo asmeninį prekės ženklą ir daryti taip, kaip reikia daryti. Tai tau rinktis iš tikrųjų šitą vietą, ne, ką daryti. O tai, ką tu minėjai, tai iš tikrųjų
tiem žmonėm yra sudėtingiausia. Tie, kurie labai turi didelę žinias ir turi labai didelę ekspertizę, jiem yra sunkiausia išjudėti ir sunkiausia pradėti savo savarankišką veiklą. Aš iki šiol, man yra taip gaila, kad tiek daug žmonių, kurie tikrai gali labai daug ką pasiūlyti ir gali duoti rinkai, jie niekaip nepradeda tos savo solo verslo ir tų paslaugų teikimo, bet aš tikiuosi kaip nors pakeisiu šitą dalyką ir parodys, kad galima ir gan paprastai tą padaryti, tik tai reikia tiksliai žinoti, ką reikia daryti. Ką tu norėtum jiem palinkėti, tiem, kas yra tie ekspertai, arba nori kažką daryti, bet nedrįsta? Geras klausimas. Žinai, aš tiesiog turbūt, būtent, aš laiką linkiu žmonėms tiesiog daryti. Kad mažiau bambėti, mažiau skūstis, mažiau žiūrėti kitus, mažiau galvoti, mažiau vartinkinti, imti ir padaryti. Bijai, bet darai. Nedrąsu, bet darai. Nekomfortabu, bet darau. Ir tau po to, kai kas nors sako, tau Miglė, tau dar vis dar būna baisu, tau vis dar būna kažkokių, taip, bet tas jausmas jau yra toks man pažįstamas, kad aš tiesiog darau. Aš žinau, kad taip yra ir tai yra tas augimas, kuris tai yra parodo, kad aš augu ir kad tai yra kažkas, ko aš dar daugiau pasieksiu. Tai vienintelis turbūt yra palinkėjimas, kad tiesiog daryti. Sutinku. Didžiausias baimas būna prieš tą pirmą žingsnį. Ir kai tu jau žengėjai, dažniausiai tai nėra taip blogai, kaip atrodė. Nes gąsdina nežinomybė, kažkas, ko tu dar nesi patyręs. O dar sakyk, tu ne per seniausiai tapai mama. Ar manai, kad tai tave jau kažkaip praturtino tavo profesinėje srityje? Ar kažką dabar kitaip žiūri, kitaip darai? Žinai, ką aš pasakysiu tau? Aš kai tapau mama, aš labai gerai atsimenu, aš netgi prašiau įrašą apie tai ir sakiau, kad aš niekaip nesuprantu žmonių, kurie išdrįsta susilaukti vaikų, bet neišdrįsta pradėti verslą. Nes kai tu susilauki vaikų, tai tu iš tikrųjų nieko nežinai. Nieko visiškai nežinai. Darai dalykus, kurių gyvenime nedarai. 100 kartų išėjai iš nekomforto zonos. Aš labai mėgstu, apskritai sakau, lyginti dalykus su verslu, nes man tiek daug yra atrodo asociacijų. Tai man, ką aš supratau, kad žmonės, kurie išdrįso ir sugebėjo turėti vaikų, jie visi gali pastatyti verslus. Jie visi gali sukurti kokius verslus, nes ten lygiai taip pat reikia daryti nežinant. Nežinau, ar šitą vaiką reikia aprengti dabar su liemeniu ir su kepure, reikia su trumpom rankovėm. Tai išėjai su liemeniu ir supratai, kad blogai padarai. Keičiam. Tai lygiai taip pat, viskas yra lygiai taip pat versle. Tarsi, tau vis tiek reikia daryti, ne? Negali to niekur vaiko. Gerai, reikia. Tai taip ir darai. Pabandai verslą lygiai taip pat. Tai žinok, čia yra vienas man didžiausių akių atverimas ir kai man kuri nors mama pasakytų, kad aš bijau, nes aš nežinau, tai aš lygiai to paties paklausiu. O ką tu žinojai tą pirmą dieną, kai parsivežei šitą lėliuką namo iš ligoninės? Nieko tu nežinojai. Ir ką šiandien dienai turi? Patį nuostabiausią kūrinį, kurį myli, džiaugiesi ir pamažu išmoksti ir vis daugiau žinai ir dar kitom mamam patarimus dalini. Tai lygiai taip pat bus ir su verslu. Tai tiesiog priimti šitą lygiai taip pat. Patarimas, nes jeigu kažko nežinai ir su vaiku, tai eini paskaitai, pabandai, išsiaiškini, lygiai taip pat ir su savo verslu. Taip. Tikrai tos informacijos galima rasti nemažai arba rasti kažkokių mentorių, knygų, kas tau galėtų pagelbėti. Ačiū tau, Miglė, už pokalbį. Tikrai daug visko, manau, smagaus ir įdomaus aptariam. Ir aš labai tikiuosi, kad tu įkvėpsi tos žmonės, kurie nori pradėti, galbūt įkvėpsi naujus tėvus, kurie iš tikrųjų pagalvos apie tai per šią prizmę. Ačiū tau dar kartą. Ačiū tau, Marija. Labai malonu, gera visą dalintis ir jei bent vienas žmogus išklausė šitą pokalbį, sakys, kad dabar laikas, nebus tobulo laiko ir dabar yra tas laikas, kada tai padaryti, tai jau, aš sakau, kad mano misija bus padaryta ir jau mūsų šitas pokalbis labai pavykęs ir labai sėkmingas. Tai ačiū tau.